Kas jūs paskatino rinkti švietimo kelią? Galbūt pasakyčiau, kad švietimo kelias labiau mane pasirinko, taip jau, jeigu atvirai. Tiesiog taip susiklostė gyvenime, kad šioje mokykloje mokiausi pati. Šioje mokykloje gavau pasiūlymą dirbti ir jį priėmiau. Žinoma, pradžioje buvo iššūkių, visokių svarstymų, ar einu tinkamu keliu. Bet su laiku supratau, kad taip, čia yra vieta, kur aš norėčiau būti. Koks pokytis bus pastebimas įgyvendinus 1000-mečio mokyklų programą po 2 metų, 5 metų, 10 metų? Na, aš tikiuosi, aišku, pagrindinis mūsų siekis yra pagerinti pasiekimus. Tai aš labai tikiu, kad per 10 metų mokytojai baigę mokymus, šios programos mokymus, savo kompetencijas taikys sėkmingai ir ta patirtis, kurią mes dalyjamės ir tarpusavyje, ir su kitomis mokyklomis, na tai iš tikrųjų atlieps, kad ateityje tie pasiekimai, galbūt ir mokytojų pasitenkinimas dirbti bus didesnis. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis, vykusiamis įgyvendinant 1000-mečio mokyklų programą. Vienas iš tų atvejų tai buvo čia, dailės kabinete, kai viską įrengėme, čia yra ir molbertai, šita patalpa yra lengvai konvertuojama į bet kokią kitą. Tai tiesiog mokiniai, atėjo mokytojas, sako po pamokos, aš netelpu į savo pamokos laiką, nes mokiniai antiek užsidegę ir tiek pradėję kūrybinį procesą negali sustoti. Tai buvo pats geriausias įvertinimas, na ir supratau, kad mes labai gerai padarėm, kad įkūrėm šią vietą. Kokie jums asmeniškai buvo labiausiai įkvepianti patirtis įgyvendinant projektą? Na, aišku, kai jau buvo pats naujausias įrengtas poilsio kambarys ir kai pamačiau vaikų susidomėjimą, vaikų akis, kad čia taip pas mus yra, aš taip dar niekur nemačiau, o čia nemokamai, taip, čia sakau, čia nemokamai, čia mums visiems ir mokytojam, ir mokiniam. Tai iš tikrųjų susidomėjimas labai didelis, noras labai didelis. Tai mes visą laiką už tai, kad mokiniai geriau ilsėtųsi čia pas mus, mokyklos erdvėse, negu eitų kažkur tai, kur mes nežinom kur. Tai tiesiog, kad tai būtų ir saugiau, ir tuo pačiu, kad jie tą mokyklą labiau mylėtų. Bet matau, kad jau labiau myli, tikrai džiaugiasi. Koks mitas apie regionų mokyklas jūs labiausiai stebina? Mane labiausiai stebina, aišku, dabar mes jau per keliarius metus tai tikrai patobulėjom, man labai ryškiai patobulėjom, tikrai atsirado daug daugiau galimybių, bet kai atvažiuoja, pavyzdžiui, vesti mokymus, ar kažkokie lektoriai, ar universitetų dėstytojai, ir sako, niekada negalvojau, kad, tarkim, mažam rajone gali būti tokia mokykla. Tai iš tikrųjų labai stebisi ir sako, net Vilniui ne visos mokyklos būna tokios. Tai tiesiog ta nuomonė tokia suformuota, kad mažas rajonas, maža mokykla, tai čia mažai ir galimybių. Galimybių mes turim tiek pat, kiek ir kiti, tik manau viskas priklauso nuo mūsų noro. Kaip turi būti organizuojamas švietimo procesas, kokių reikia žmogiškųjų išteklių, priemonių ar veiklų tam, kad sklandžiai pasiekti esminį tikslą? Paruošti jauną žmogų gyvenimui, suteikti jam reikiamas žinias ir įgūdžius. Pasidalinkite formulę. Formulės nėra, aš manau, pagrindinis dalykas yra kūrybiškumas, nes mokytojas tikrai laisvas ir gali sukurti labai įdomių užduočių. Jeigu dar yra papildomas priemonės, tarkim, kad ir robotai, ar ne? Tai tikrai galima integruoti į faktiškai bet kokį dalyką ir tai yra tik tai mokytojo kūrybiškumo reikalas ir kūrybiškumo klausimas, kaip tai galima integruoti. Tai, aš manau, tai yra pagrindinis dalykas. Aišku, reikia labai daug laiko, jeigu dirbti kūrybiškai, tai tikrai tai užtrunka, kol sukuri, aišku, įgyvendindamas dar matai, ką galima patobulinti. Antrą kartą jau kai įgyvendini, tai jau būna daug geriau, tada dar matai platesnės galimybės, bet vėlgi grįžtam į tą patį, į laiką ir kūrybiškumą.
Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Mes esame pačioj puikiausiai mūsų rajono mokyklai, Atžalyne, kur mokosi 375 mokiniai. Ir ši vieta man yra labai svarbi, todėl kad tai yra mokykla siekianti savo tikslų, savo pagrindinių siekių ir dalyvaujanti TUM programoje. Kas jūs paskatino rinkti švietimo kelią? Kaip suprantate, aš jau švietime esu labai daug metų ir kaip ir kiekvienas jaunas žmogus anksčiau, mes visos merginos, mergaitės svajojom ko būti? Mokytojom, medikėm dažniausiai. Tai buvo mūsų didžiausia svajonė – mokyti vaikus. Tai aš ir pasirinkau tą kelią. Koks pokytis įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą jau šiuo metu yra labiausiai pastebimas? Tai be abejo aplinkos, modernios aplinkos. Dabar esame šitoj patalpoj, tai yra mokyklos biblioteka, skaitykla. Tai tikrai ir baldai atnaujinti, įranga, kompiuteriai, minkštasuoliai, vaikam patogios skaitimo vietos sukurtos ir čia tikrai labai paklausi ir populiari tarp vaikų erdvė mokykloje. Jie čia nuolat ateina per kiekvieną pertrauką. Padidėjo vaikų lankomumas bibliotekoje. Jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie inovatyvių, kitaip tariant, pažangių technologijų laboratoriją, tai ten nuolat vyksta būrelis jaunųjų informatikų ir programuotojų. Tai tiesiog labai lankomas tas būrelis, daug vaikų ateina ir mokytojas priima juos netgi skirtingų laikų, kad visų tuos vaikų poreikius patenkinti. Mes darom visą laiką mokslo metų pabaigoje tokį tyrimą. Klasių mokiniai pildo anketą, kur tiesiog nurodo, kokius būrelius lanko ir tada suskaičiuojame, kiek buvo praeitais metais, kiek šiais metais, palyginam. Tai kažkur apie 15–20% didėjimas yra lankomumų būrelių. Ir mūsų siekis, kad kiekvienas vaikas lankytų bent vieną būrelį arba mokykloje, arba už mokyklos ribų. Tai tikrai skaičiavome, yra gal apie dar kažkur tai 70 vaikų, kurie nieko nelanko, bet mūsų siekis, kad juos užnorinti ir mokiniai lankytų kiekvienas kažkokį būrelį. Kokia jums asmeniškai buvo labiausiai įkvepianti patirtis įgyvendinant projektą? Tai iš tiesų mes patys sukūrėme net 3 tokias programas. Tai viena iš jų yra fenomenais grįstas ugdymas, kita yra vaikai vaikams apie burnos higieną ir trečia programa yra esu šalies ir pasaulio pilietis. Pati asmeniškai buvau įsitraukusi į programą, į projektą, kuris vadinosi Vaikai vaikams apie burnos higieną. Ir mes bendradarbiavom su Lietuvos Respublikos odontologų sąjunga. Mes gavome žodinį užsakymą, kad vaikai sukurtų multiplikacinius filmukus, plakatus, 3D dantų ir žandikaulio modelius, kuriuos vėliau galima būtų tiražuoti arba tiesiog jais naudojantis, organizuoti įvairias edukacijas kitose rajono ir šalies mokyklose. Ir mūsų darbo grupė sukūrė 2 mokomuosius tokius filmukus, vaikai patys kūrė istorijas, kuriuose dantukai, ten liežuvis, burna pavirto įvairiais pasakų herojais. Na ir kiekvienos tos istorijos pamokomoji tokia moralė buvo, kad tikrai reikia prižiūrėti burną ir laikytis tinkamos burnos higienos. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis, vykusiamis įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą. Taip, tai kai šiuo metu iš tiesų ir vyksta dar toliau, iki balandžio mėnesio, tas mūsų projektas, kurį mes sugalvojome, fenomenais grįstas ugdymas, turėjome pasitelkę fiziką, mokslininką ir jis parodė vaikam iš tiesų per konkrečius aplinkos objektus, per daiktus, kas yra didysis sprogimas, kaip čia tos dalelės keliauja, kaip jos atsitrenkia, kas yra trintis, kas yra garavimas, kondensatas ir taip toliau. Per aplinkos objektus. Pavyzdžiui, man pačiai buvo labai įdomu stebėti, kaip tą didįjį sprogimą vaikai išbando su siūlų, kamuoliu ir su narplio tom įvairiom gijom, kaip viskas ten vyksta. Taip pat ir azotas buvo pasitelktas, azoto eksperimentai.
šaldymo procesai rodomi azoto pagalba. Tai pokytis toks, kad vaikai sako, oho, kaip įdomu, mes per fiziką, sako, ne taip mokomės kitaip. Tai čia yra pastiprinimas, suprantat, ir mokytojams, kurie dalyvauja šitame projekte kartu su mokiniais, tai yra galimybė parodyti, kad galima mokyti ir kitaip.